O kaip šilta, galima su megztiniu vaikščioti po lauką, žinai. Ir aš pradėjau galvoti apie dieną ate, nes paskutiniu metu mano kaimynės labai daug barasi ir man tiesiog baisiausia yra tai, kad jos gali pradėti pulti būtent terrorizuoti mane. Aš apie tai truputį kalbėjau su motina ir supratau, kad jeigu ateis diena ate, aš nebegalėsiu likt bendrabuty. Tai va, dėl tos dienos ate jinai kažkada ateis. Manau, kad jau liko apie pusę metų, gal šiek tiek daugiau. Ir tai bus ne tik, kad aš kažką padariau ar pasakiau. Valdžia bus pati nusiteikusi prieš mane. Ir kai aš, pavyzdžiui, tarkim, kai aš važiuoju valyti laiptinių, tai laikas eina labai lėtai eina laikas. Laikas eina taip lėtai, kad aš spėčiau išvalyti laiptines per kokias 2, 3, 4 valandas. Deja yra taip, kad jeigu ateis diena ate, tai mane paliuosuos iš laiptinių, aš nebeturėsiu darbo, bet taip pat noriu pasigirti, kad yra viena darbovietė, kurių manęs laukia, pagal specialybę, kurių manęs laukia. Tai yra senior group, prižiūrėti senyvo amžiaus žmonės, bet čia bus po dienos ate. Ir ką aš dar noriu pasakyti, kad man baisu, jeigu ateis diena ate, kaip aš gyvensiu bendrabuty. Nes kaimynės plūstasi, rėkia kiekvieną vakarą. Pati baisiausia kaimynė yra tokia nedidutė, aš negaliu sakyti jos vardo. Pati baisiausia kaimynė gyvena toje pačioje bendrabučio pusėje kaip ir aš, bet jinai taip barasi, kad aš pagalvoju, jeigu jinai bartųsi ant manęs, tai mane neatlaikytų nervai. Ir šiaip man būna bloga, būna grįžtu namo, būna atsisėdu ir man ateina nerimas, mintis, kad aš kažko nepadariau, kad kažką turėčiau padaryti. Tai va. Ir man baisiausia tai, kad mane pradės pulti laiptinėse, pradės pulti bendrabuty, pradės viskom kaltinti, pradės mane terrorizuoti. Tai man baisu, jeigu ateis diena ate. Dabar aš gyvenu kaip ponas, aš turiu pinigų, esu ramybėj, niekas pas mane neateina, niekas mane skambinėja, niekas manęs neterrorizuoja. Bet taip pat yra kita medalio pusė, kad jeigu ateis diena ate, galbūt grįšiu į apsaugotą būstą, kito pasirinkimo neturėsiu. Tai va, yra tokie Marijono Mikutavičiaus žodžiai, turiu raktus nuo buto su langais, jūras ir miškus. Na, vaizdo jūros pro mano langus nėra, vaizdas yra į miškus ir už tų miškų yra tvenkinys. Tai čia būtų klaida, kad turiu raktus nuo buto su langais į jūras ir miškus, jūros nėra, bet yra miškai. Tiesiog šlaitas. Tai man tikrai baisu, jeigu ateis diena ate, man tikrai yra baisu, kad aš nerasiu ramybės. Man baisiausia, o po to bus taip, kad, supranti, tai bus ne tik mano veiksmai, tai bus valdžios veiksmai. Tai bus valdžios terrorizavimas. Valdžia mane puls. O viena iš tų priežasčių yra tai, kad aš turiu darbą ir kad laikas eina labai lėtai. Valdžiai atsibos laukti ir ji nuspręs mane terrorizuoti ir galbūt tada pradės greitai eiti laikas, bet aš jau būsiu dideliai nemaloniai. Kai ateis diena ate, aš jau būsiu dideliai nemaloniai. Kaip ateis diena ate, aš neįsivaizduoju, bet aš pradėjau lankyti pamokas pas vokalo mokytoją. Aš susidariau savo planą sudalyvauti Lietuvos talentus arba X Factoriui. Aš turiu mano balsas priklauso tenoro grupiai, tai reiškia, kad aš galiu ištraukti aukštas natas. Jeigu mano balsas ištraukia aukštas natas, aš galiu gražiai dainuoti. Dėl šitos priežasties aš galvoju sudalyvauti muzikinėje atrankoje televizijoje ir tada gali prasidėti diena ate. Tada gali ateiti tas laikas ate. Ir jeigu tai bus, tai aš nerasiu ramybės nei bendrabuty, nei darbe, man teks mane atleis, prarasiu pastovias pajamas, o darbo laiptinėse aš labai patenkintas, nes aš gaunu virš 100 eurų už mėnesį. Ir jeigu ateis diena ate, tai tarkim, jinai gali ateiti per muzikinę atranką.
Jeigu per muzikinę atranką ateis diena ate, tai valdžia bus labai valdžia man jau prieš 2 metus motina norėjo pasakyti, kad tau valdžia mina ant kulnų. Jau prieš 2 metus man tai motina norėjo pasakyti. Tai vis tik diena ate, aš džiaugiuosi, aš dabar, kaip yra to dienoj Loving Each Day, aš dabar džiaugiuosi kiekviena diena, kuri yra praleista ramybėje. Aišku, ramybės nėra daug, nes aš turiu plauti bendrabutį kas 3 savaitės, bet aš dabar džiaugiuosi kiekviena diena, kuri yra man paprasta, kol dar neatėjo teroras. Aš džiaugiuosi tą dieną, kol dar neprasidėjo teroras. Ir va būtent tos kaimynės, labai bijau vienos kaimynės, tokia nedidutė, bet nelabai pikta, labai garsiai rėkia. Ir aš net bijodavau pasigaminti maisto, kai jinai yra bendrabutė. Tai va. Labiausiai tai aš bijau teroro bendrabutį ir kad mane gali atleisti iš laiptų. Bet tai gali būti dar po pusės metų. Muzikinės atrankos vyksta vasarą ir man iki to laiko reikia išmokti dainuoti. Ir taip pat yra dar vienas dalykas, kad yra toks dalykas, kad aš galvojau lankyti paskaitas Vilniaus universitete su biochemikų grupė, bet aš nežinau, nes kol kas šie planai man dar yra neįgyvendinami. Šiuo metu aš ieškau antrojo darbo. Man geriausia būtų dirbti po 2 valandas. Aš dirbau Hesburgerį, bet Hesburgerį darbas man buvo per sunkus, nes labai daug svėrė baldai. Reikėjo stumdyti sunkius baldus. Ir kai aš susirgau virusu, aš supratau, kad man šitas darbas yra per sunkus ir aš paklausiau motinos patarimų ir tiesiog išėjau iš darbo. Tai va, kas dar, aš pildau deklaracijas už šildymo kompensaciją, tai renku dokumentus už atlyginimus ir siunčiu juos į savivaldybės paštą. Bet dėja, paskutiniu metu aš pamiršau prisegti failą, tai čia smulkmenos. Tai va, manęs laukia sunkumai pildant deklaraciją už gautas pajamas, nes aš turėjau darbo, nes aš dirbau keliose darbovietėse. Gerai, kad išsaugojau visus algalapius. Tai va. Kitais metais turiu pildyti deklaraciją už gautas pajamas, kad man kompensuotų bendrabučio nuomą. Bendrabučio nuoma kiekvienais metais didėja. Tai va. Ir va, labiausiai aš bijau dienos ate, nes po dienos ate aš nebeturėsiu ramybės. Ir greičiausiai teks grįžti apsaugotą busą. Viskas.